5 klausimas dėl kolumbariumo. Klausimas svarstytas visose komitetuose, sprendimo projektui pritarta. Tarybos narys Andrius Kalesnikas, prašom. Dėkui už suteiktą žodį. Šiandieną matome politinį sprendimą, kuris visiškai taryba yra įvelima į politiką. Šiandieną turim suvokti tą dalyką, kad tai yra administracinis klausimas ir administracijos direktorius priklausydamas taip pačiai partijai, kurį frakcija ir inicijuoja šitą klausimą, visiškai man nėra suprantamas. Ar jūs taip administracijos direktorius neklauso, ar kas, bet šiai dienai tai aš suprantu taip. Taip, tai yra politika, tai yra jūsų rinkiminis pažadas, tai jūs baigintis kadencijai bandote jį įgyvendinti. Suprantu, bet kam į tą tarybą velti, niekaip nesuprantu. Dėkui. Atsakydama Andriui, noriu pasakyti, kad tikrai čia nematau politikos. Tai yra gyvenimo realijos, tai yra gyvenimo poreikis. Ir kadangi šis klausimas ateityje bus siejamas su biudžetu, sekančių metų biudžetą tvirtins taryba, taigi ir tikslas buvo toks, kad iki konkrečios datos būtų pateikiami konkretūs siūlymai ir konkretūs paskaičiavimai, nes ateityje šis klausimas bus siejamas su lėšomis. Ir norisi, kad biudžete lėšos būtų paskaičiuotos racionaliai ir pagristos tikrai konkrečiais paskaičiavimais. Tai todėl ir gimė šis sprendimo projektas. Ir tikrai čia politikos visai nematau. Dėkui. Tarybos narys Juozas Varžgalys, prašom. Be abejo, šiam sprendimą aš pritarsiu, bet tai gerbiami socdemai, kas jums neleido pernai biudžete numatyti lėšų. Bet dar į praeitį sugrįžkim. Bet dar 2011 metais, kandidatuojant į merus, Arūno Dudėno kalboje buvo pasakyta, jei tapsiu meru, kiekvienoje seniūnyje stengsiuosi įrengti po kolumbarį. Juk yra Dukstinos kapinių išplėtimo projektas etapais. 2 etapai sėkmingai buvo įgyvendinti. Deja, 3 etapas pastarosius 2 metus vadovaujant direktoriui Jackūnui nebuvo įgyvendinamas. Šiame etape turėjo būti įrengtas ir kolumbariumas. Kas neleido to daryti? Baigėsi tarybos kadencija, vėl socdemai manipuliuoja kolumbariumu. Kas tai politinė akcija prieš artėjančius rinkimus? Na ir dar kartą atsakydama, iš tiesų, kaip matote iš pateiktos informacijos, Lietuvoje yra nemažai įrengta kolumbariumų ir įrengti įvairiai. Kai kur įrengta vien savivaldybės lėšomis, kai kur įrengta partnerystėje su verslu, kai kur šias paslaugas teikia tik tai verslas. Tai iš tiesų ir mūsų socialdemokratų partijos atstovai, mūsų tarybos nariai važinėjo ir kitus rajonus, kad pasižiūrėti, kuris variantas Ukmergiai būtų geriausias. Taigi mes ir turėsime visi priimti sprendimą, kuris variantas Ukmergiai geriausias. Galbūt iš tiesų dalį, pirmą tą etapą priekyje dalį kolumbariumą įrengti savivaldybės lėšomis, po to kartu su verslo atstovais plėsti kapinės toliau. Dėkuoju. Tarybos narė Elena Mirinavičienė. Ačiū. Jūs supraskite, kad kolumbariumas tai yra statinys. Ir statinio statymui, projektavimui, teritorijos planavimui galioja statybos įstatymas ir visi kiti teisės aktai. Tai nėra taip, kad sugalvojau ir pastačiau. Tai ne tualeto būdelė, kurią galima pakelti su kranu ir išvežti. Taigi, šitai teritorijai yra patvirtintas detalusis planas, kuriame numatytos 3 išplėtimo eilės, numatyta kolumbariumo vieta ir visa kita. Ir tinklai, komunikacijos ir taip toliau. Tai, norint statyti kolumbariumą, reikia šitą detalų į planą keisti. Pakeisti detalų į planą nėra taip paprasta. Tuo labiau tai yra suprojektuoti statinį kitoje vietoje. Vėlgi tai nėra taip paprasta. Ar tikrai mums tas detalusis planas antiek yra blogas ir ta vieta parinkta antiek bloga, kad reikia dabar daryti viską iš naujo ir vėl kišti pinigus? Ar tikrai jūs pasvarstėte, kad tai nėra tik užgaida, o tai yra visi statybos dokumentų visų pakeitimas? Iš tiesų pritariu Elenai, kad taip, tai yra ilgas procesas ir todėl ir gimė šis sprendimas ir už tai bus atsakingi administracijos specialistai, kurie ir turės tai vertinti, o mums ir pateikti savo išvadas. Dėkuoju. Andrius Kalesnikas, prašom. Dėkui. Tai aš atsakydamas vis dėlto norėčiau tiesiog galbūt ir išreikšti viltį, kad kad važiuojant pasimkite ir administracijos direktorių. Jeigu važiuojate į kitus rajonus, pasimkite ir parodykite jam, kas daroma. Be abejo, jūs turite teisę
aš jos nekvestinuoju. Bet tarybos veiklos reglamente numatyta įvairias tarybos narių formas ir šiandien manau, kad jinai pasirinkta pati netinkamiausia įviliant į politinius žaidimus visą tarybą. Dėkui. Dėkui už nuomonę. Juozas Armanavičius, tarybos narys, prašom. Besiklausydamas, aš noriu užduoti klausimą gerbiamam direktoriui administracijos. Čia kolumbarimai, gerai, gražu, bet tai dabar toks vaizdas susidaro, o kaipgi tos žemelės, kada jau ji baigsis, kad neįgyvendinti keli etapai kapinių praplėtimo. Tai kiek dar vietų yra vakuojančių maždaug, nes jau reiktų ir apie eilę pagalvoti, stotis čia mums visiems. Ar paskui nereiks laidotų, kad už kapinių tvoros? Taigi pats laikas kolumbariumui. Manau, kad užteks vietų. Dar 10 metų. Taip, žvyro karjerė, ar ne? Ačiū. Tarybos narys Romas Pivoras. Gerbiami kolegos, žinodami visą hierarchinę struktūrą valdžios tiek Respublikoje, tiek rajone ir turėdami visus administracinius svertus, rūpintis gyvais žmonėmis. Ir tai, kaip matom, socialdemokratams, nepavyksta gyvais rūpintis, kadangi, sakykime, tiek mokyklos be stogų ir taip toliau, ten irgi gyvi vaikai, tai persimetėm ant anapilin išėjusių. Tai gal keiskit ir šūkį. Svarbiausia žmogus – miręs. Dėkoju už rūpestį. Dėja ir vaikai mokosi ir gyvenimas vyksta. Tarybos narys Regimantas Baravykas. Ačiū. Tai vis tik tai, ar gali administracijos vadovas pasakyti, kodėl nebuvo rūpinamasi tuo trečiu kapinių plėtimo etapu ir tada eita, sakysim, technologiškai prie tolimesnių etapų, to kolumbarimo rengimo, planavimo ir dėliojimo. Kodėl dabar dėliojame darbai, kuriuos jau įgyvendins busimoji taryba ir busimoji administracijos vadovybė? Ar tikrai jau pasiruošė, kad šita valdžia ir kitoj kadencijai vadovaus? Ačiū. Taryba paveda savivaldybės administracijai išanalizuoti ir pateikti pasiūlymus, o ne pastatyti jau. Dėkuoju. Tarybos narys Andrius Lyška. Labadiena visiems. Iš tikrųjų gaila, kad opozicija mato visur tik tai blogį ir kaip dabar prisimenu, bitės atėjimas blogai, Nemuno vaistinė blogai, kolumbarimas blogai. Turim kažką tai daryti Ukmergės rajono labo gyventojams, investuoti, gerinti ir panašiai. Todėl siūlyčiau iš tikrųjų pagalvoti apie tuos dalykus ir gerų iniciatyvų nežlugdyti. Dėkui tarybos nariui. Tarybos narys Juozas Varžgalys, prašom. Gerbiamam kolegai Lyškai norėčiau atsakyti. Gerbiamas kolega, netapatink dviejų dalykų – kolumbarimo ir bitės. Kolumbarimo reikia daryti laiku, o ne dabar. Dėkui, tai siūlyčiau nutraukti diskusijas. Tikrai pakankamai išdiskutavom. Prašom balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto. Dėkoju, už 14 susilaikė 8, sprendimo projektui pritarta.